Reikia lėkštę nukreipti. Jin taip ir stovėjo, tik tai dabar 2 metrais pasikėlė ir į šoną nuėjo. Ir viskas. Mes tada, kada ją pritvirtinam prie sienos, jis nelėtė lėkštės, prisukom ir viskas. Jis su to hrenovinu pasukinėjo ten ir viskas. Jo? Taip. Ašgi prisimenu. Aš nežinau. Pasakė, kurioje vietoj prisukti. Aš jam parodžiau, kurioje jis prisuko, prijungė, viskas, kabelį nuvedė tenais ir ten pajunginėjo, viskas, pamaigė mygtukus savo, ten paspaudėlėjo kažką, tai ten pasukinėjo visą gerą. Ir pradėjo rodyti. Ir jis man naladėl visas Rusijos programas, kurias man aš sakiau. Ir viskas. Antenas sukinėti nieko nereikia. Jingi, kur tu ją pasuksi, jingi, supranti, stovas pritvirtintas kietai ir ten ant šito, ir tu jau jos, kur tu jas sukinėsi? O man kaip darė, tai... Tai tau Viasatas pastatė. Dar ką aiškiai. Viasatas, aš nežinau net. Pas jį eina transliatorius. O čia yra satelitinė, palidovinė antena. Aš Viasatą nupirkau specialiai, nes 60 litrų aš tiek mokėti reikia kas mėnesį. Po tiek. Tas pats, Leonidai, ir pas mane. Nu, nežinau. Aš jokio abonento nieko nemoku. Taigi tas pats. Tai gal tu chaltūrinį tik nemoki? Nu jo. Dėl to Kubilius ir kenčia.